maršrutizatorius D-Link DR300. Jį sudaro bevelio ryšio antena, 4 jungtys vietinio tinklo kompiuteriams ir 1 jungtis internetui arba ateinančiam signalui. Maitinimo šaltinio jungties vieta ir perkrovimo arba gamyklinių nustatymo atstatymo mygtukas. Taigi interneto tiekėjo kabelis yra jungiamas į internet arba WAN jungtį, o į vieną iš 4 jungčių yra jungiamas laidas, kuriuo bus sujungti vietinio tinklo kompiuteriai. Kaip sukonfigūruoti maršrutizatorių D-Link DR300? Pirmiausia, reikia pasižiūrėti, kokį IP adresą gauna kompiuteris, iš kurio norim jį konfigūruoti. Taip, gauna standartinį 101 IP adresą ir maršrutizatoriaus IP adresas visada yra pateikiamas gateway eilutėje, nes bet koks maršrutizatorius, kokį pajungsime prie kompiuterių, jis yra gateway ir jo adresas yra skirtas maršrutizatoriui ir rinkdami šį adresą interneto naršyklėje galima prisijungti prie valdymo skydelio. Renkame adresą naršyklėje HTTP ir nurodome IP adresą gatewayaus. Taip, 0.1. Taip, prisijungsim prie D-Linko DR300 valdymo panelės. Standartiškai vartotojo vardas yra admin ir slaptažodžio jokio nėra. Kitose maršrutizatoriuose, jeigu yra naudojamas slaptažodis ar kitoks vartotojo vardas, visą tai yra pateikima dokumentacijoje. Spaudžiam login. Tai patenkam į maršrutizatoriaus valdymo panelę. Yra 4 pagrindiniai skyriai: Setup, Advanced, Maintenance ir Status. Pirmiausia, reikia nustatyti interneto ryšį. Spaudžiam Setup ir Internet Setup. Pasirinkam Manual Internet Connection Setup, kad rankiniu būdu nustatytumėm interneto ryšio nuostatas. Taip. Šitas įrenginys gali palaikyti access point'o galimybę. Jeigu mes nenorim naudoti kaip maršrutizatorių, o norim naudoti kaip access point'ą, tiesiog reikėtų pažymėti, išsaugoti ir šitas įrenginys taptų access point'u, o ne maršrutizatoriu. Taigi, interneto ryšio nustatymas. Jeigu IP adresai yra suteikiami interneto ryšio tiekėjo, interneto paslaugų tiekėjo automatiškai, tai yra naudojant DHCP serverį, mes turim pasirinkti šią komandą. Jeigu statiškai, kur reikia rankiniu būdu įvesti IP adresus, tai reikėtų rinktis static IP adresą. Telekomo vartotojai, senesnių modemų vartotojai turėtų rinktis PPPoE ir įvesti prisijungimo vardą, kuris būdavo telefono numeris @zebra.lt, o slaptažodis telefono numeris. Taip. Kolegijoje IP adresas yra suteikiamas automatiškai ir daugiausia interneto tiekėjų būtent automatiškai naudojant DHCP serverį suteikia IP adresus savo vartotojams. Yra interneto tiekėjų, kurie suteikia naudojant DHCP serverį, bet pastoviai tokį pat IP adresą savo vartotojams. Tai yra daroma susijęjant jį su MAC adresu. Mes iš to kompiuterio, iš ko prisijungiam prie konfigūravimo, galim paspausti mygtuką klone MAC adres ir automatiškai užsipildys MAC adreso klonavimo laukeliai ir interneto tiekėjas bus informuotas, kad jungiasi MAC adresas toksai ir jam nieko nereikės pranešti, kad mes pasistatėme maršrutizatorių ir reikia keisti tinklo adreso nustatymus. Taip. Ir spaudžiam Save Settings. Palaukiam, kol bus išsaugoti mūsų nustatymai. Taip, LAN Setup antras pagal eiliškumo nustatymas yra vietinio tinklo parametrų nustatymas. Spaudžiam LAN Setup. Čia galima nustatyti, kokį potinklį aptarnaus, kokiame potinklyje priklausys vidinio tinklo kompiuteriai. Standartiškai yra
192.168.01, bet galima pakeisti į kokį 15 ir kaip dabar daugelis administratorių naudoja maršrutizatoriui ne vienetą, o būtent jam suteikia IP adresą patį paskutinį 254. Priklausomai nuo to, kokią IP adresą naudosim, galima skirti kitokią kaukę. Šita galimybė reiškia, kad kiti įrenginiai, kurie bus pasijungę kaip vietiniai kompiuteriai, naudos DNS serverio adresą, būtent šitą IP adresą, o maršrutizatorius savo ruožtų būtent persiųs visą reikiamą DNS informaciją iš interneto tiekėjo serverio. Čia galima nustatyti rėžius, jeigu naudosim DHCP serverį įdiegtą maršrutizatoriją. Kad nereikėtų tinkle vidiniam vartotojam rankiniu būdu sudaikinėti IP adresų, suvedinėti juos į laukelius, galime įgalinti DHCP serverį ir nurodyti rėžius, kiek IP adresų bus įskiriama. Standartiškai yra 100 IP adresų, pradant 100, baigiant 199, bet galim, tarkim, pradėti kokiu 19 ir skirti 10 IP adresų. Taip. Lengviausia skaičiuoti yra taip, prie pirmo skaičius pridėti tiek IP adresų, kiek reikia išskirti ir atimti vienetą, nes 19 įsiskaito. Čia galima nustatyti, kiek laiko galios IP adresai. Standartiškai yra parengtas 7 dienos arba visą savaitę, todėl jeigu, tarkim, reikėtų 2 darbo dienai, reikėtų paskaičiuoti kiekvieną darbo dieną turi minučių, nes nuostata yra priimama minučių reikšmė. Kadangi 9 valandos trunka darbo diena, 8 valandos darbo ir 1 valanda pietų pertraukos, tai turėtų gautis 540 minučių. Nustatę IP adresų rėžius, galiojimo laiką ir potinklį, spaudžiam Save Settings, kad įsaugoti vietinio tinklo kompiuteriams skiriamus tinklo nustatymus. Pakeitus IP adresą maršrutizatoriaus reikia jungtis naujų IP adresų 15.254. Status laukelėje visada reikia pasižiūrėti, ar teisingai yra nustatyta. Taip, nustatytas maršrutizatoriaus IP adresas, kaukė įgalintas DHCP serveris ir mes matom, kokį IP adresą maršrutizatorius gauna iš interneto tiekėjo. Tai reiškia, viskas sėkmingai susijungta, internetas yra vietinio tinklo kompiuteriams. Taip, spaudžiam Setup, LAN Setup ir panaudokim galimybę, kuri leidžia kompiuteriui, kurio, tarkim, pavadinimas bus dėstytojas, suteikti IP adresą pastoviai tokį pat, maršrutizatorius jį suteiks pagal MAC adresą. Tarkim, Donato kompiuteris, IP adresas bus suteikiamas toksai, jeigu jungsis iš MAC adreso tokio. Čia galima 25 IP adresus rezervuoti arba statiškai suteikti kompiuteriams. Taip, spaudžiam Save Settings. Taip, ir galim patikrinti statinio IP adresą, tai yra statiškai suteikiamo. Taigi galim patikrinti, ar teisingai vykdoma mūsų nuostata, kad kompiuteriui, kurio MAC adresas buvo įvestas, pastoviai visada bus maršrutizatoriaus suteikiamas statinis IP adresas 20. Taip, suteikiamas. Bandom atsisakyti šito IP adreso ir kreiptis į maršrutizatorių, esantį DHCP serverį, kad suteiktų naują IP adresą. Ir vis tiek jis suteikė 20. Tai reiškia, mūsų nuostata yra sėkmingai įvykdyta ir vykdoma ir gerai sukonfigūruotas maršrutizatorius. Tai bevėlio ryšio nustatymai. Spaudžiam Wireless Setup ir pasirinkam Manual Wireless Connection Setup. Jeigu nereikia bevėlio ryšio stotelės galimybė šitame maršrutizatoriuje, atžymim šią funkciją.
Šitoje vietoje, kur wireless network name yra vedamas lauko pavadinimas, pavyzdžiui, Donato laukas. Tai reikštų būtent, kad tokiu pavadinimu bus matomas laukas ir prie jo galės jungtis bevelio ryšio klientai. Standartiškai visi naudoja 6 kanalą. Rekomenduotina kanalą pakeisti. Spaudžiam ant šito kanalo numerio ir pakeičiam į kokį kitą kanalą, kad išvengti trikdžių. Bevelis ryšys standartiškai yra G standarto, gali dirbti 54 megabitų per sekundę greičiu. Tačiau jo greitaveiką galima sumažinti, tuo pasiekiant stabilesnį ryšį. Reiškia, jeigu ryšys yra lėtesnis, tai jis gali būti stabilesnis, nes jam nereikia išlaikyti maksimalaus greičio. Naudinga galimybė yra Enable Hidden Wireless, kad lauko rodymas būtų paslėptas ir žmonės, klientai, kurie norės prisijungti prie jūsų bevelio ryšio siųstuvo, turės rankiniu būdu įvesti šitą pavadinimą, kurį jie turės sužinoti, nes jis nebus rodomas bevelio ryšio laukose. Taip, bevelis ryšys turėtų būti užkoduotas. Rekomenduoti naudoti VPA antrą arba VPA koduotę ir suvesti iki 64 simbolių slaptažodį. Slaptažodis turėtų būti saugus, kiek įmanoma daugiau skaičių, raidžių, galima didžiųjų, mažųjų ir įvairių simbolių. Taip, ir spaudžiam Save Settings. Taip, kokie yra dar papildomi maršrutizatoriaus nustatymai, kokios dar yra galimybės? Advanced Wireless. Advanced Wireless mes galim nustatyti silpnesnį bevelio ryšio signalą. Jeigu nereikia, kad jis sklistų visų pajėgumų tiek, kiek įmanoma, jeigu tarkim mažos patalpos ir tai reikia tik tai mažam kambarį ir mažoj patalpoj, galima sumažinti iki 25 ar net iki 12,5 būtent procentų stiprumo ir tada jis nebus taip plačiai matomas aplinkiniams. Advanced Network. Taip pat galima nustatyti, kad bevelio ryšio stotelė aptarnautų tos įrenginius, kurie palaiko 802.11 bevelio ryšio G standartą, o visų kitų standartų neaptarnautų nei A, nei B. Taip, Advanced Network. Advanced Network galima uždrausti ping komandos atsakymą iš išorės arba sumažinti išorinio lizdo greitaveiką per pusę iki 10 megabitų per sekundę. Kaip užblokuoti internetinės svetainės? Internetinės svetainės yra blokuojamos Parental Control komandoje, naudojant Parental Control priemonę. Taip, mes turim parinkti arba kompiuterį galės patekti, aplankyti tik tai tas svetainės, kurios yra žemiau įrašytos, visų kitų svetainių nebus galima aplankyti, arba visas svetainės galės lankyti, išskyrus tas, kurios įvestos čia. Mes pasirinkim, kad visas galėtų lankyti, išskyrus tas, kurios įvestos čia. Taip, pavyzdžiui, užblokuokim naujojo Šiaulių kolegijos puslapį. Taip. Spaudžiam, įrašom, reiškia, URL, įrašom visą adresą, pažymim, kad tas bus įgalintas ir spaudžiam Save Settings. Taip, galim bandyti testuoti, atsidarom internetinę naršyklę. Taip, Google'as veikia. Puslapis Computer Hope taip pat. Puslapis svako.lt. Neveikia. Jis yra užblokuotas. Ir viskas, ir atidarimas baigtas. Jis nesidarė. Taip, Advanced.
Advanced meniu galima sukonfigūruoti maršrutizatoriui keletą savybių. Pavyzdžiui, per adresavimas. Kadangi maršrutizatorius turi vieną IP adresą, kuris yra išorinis ir viduj gali aptarnauti visus potinklėje nurodytus IP adresus. Galima sukonfigūruoti taip, kad iš išorės patekti į vidinį kompiuterį per maršrutizatoriaus sukurtas portų per adresavimo taisyklės. Taigi spaudžiam port forwarding ir sukursim per adresavimą nuotolinio prisijungimo paslaugos Remote Desktop Connection. Taigi rašom pavadinimą paslaugos, tarkim per adresavimas, nurodom IP adresą būtent to kompiuterio, į kurį norim sukurti per adresavimą. Kadangi šitas kompiuteris pastoviai gauna 15.20 IP adresą, taip ir rašom 192.168.15.20. Nurodom public portą. Public portas gali būti bet koks neuždarytas prievadas, nes jeigu jis bus toksai pat kaip private, tai vieną kartą tik tai galima naudoti, o jeigu, takim situacija, mes turime įmonį 4-5 kompiuterius ir norim juos visus patekti per nuotolį, valdyti nuotoliniu būdu ir jam reikia sukurti per adresavimo taisyklės. Tai vieną kartą panaudojus tą portą, antrą kartą jo naudoti nebegalės, arba jisai numes į tą patį vieną ir tą patį kompiuterį. Todėl jį galima susigalvoti tam tikras taisyklės ir naudoti bet kokį iš laisvų neuždarytų portų. Pavyzdžiui, 5000. Ir čia nurodom, kad ne visą portų grupę, bet iki 5000. Tai privatus portas nuotolinio prisijungimo paslaugos yra 3389. Šitas portas turi būti toksai, koks yra sukonfigūruotas paslaugai. Jeigu mes darom FTP ar HTTP serverį per adresavimą, tai tada reikia nurodyti tos portus, kurie yra nustatyti to serverio parinktise 80 arba 21 kaip standartinis. Taip. Ir mūsų per adresavimas pažymimas ir spaudžiam Save Settings ir jis bus sėkmingai sukurtas. Ko dar reikia, kad būtų sėkmingai įvykdytas per adresavimas? Reikia sukurti vartotoją, kuris galės jungtis per nuotolį. Taip, dešinį mygtuką naujas vartotojas. Taip, vartotojas bukelis sukurtas. Ant mano kompiuterio ikonos spaudžiam dešinį pelės mygtuką ir pasirinkam komandą Properties. Remote kortelėje parenkam, kad šitas kompiuteris gali būti valdomas per nuotolį. Pažymim, kad įvesim vartotojus, kurie galės prisijungti. Spaudžiam mygtuką Select Remote Users, tada mygtuką Add, Advanced, Find Now ir pridedam vartotoją, kuris galės jungtis per nuotolį. OK. Dar kartelį spaudžiam OK. Apply ir mygtukas OK. Kompiuteryje, iš kurio norim prisijungti, spaudžiam Start, All Programs, Accessories ir pasirenkam Remote Desktop Connection. Šitą priemonę naudosimės prisijungdami prie kito kompiuterio. Taigi, čia įvedam išorinį maršrutizatoriaus IP adresą. Jisai buvo 192.168.2.201 ir prievadą, išorinį public prievadą, kuris buvo nustatytas maršrutizatoriuje. Tai šiuo atveju kreipiamės į maršrutizatoriaus išorinį adresą, tokiu prievadu maršrutizatorius turėtų numesti į vidinį kompiuterį Remote Desktop Connection paslaugai. Spaudžiam Connect. Įvedam vartotojo vardą, kuris gali prisijungti. Buvo įdėtas vartotojos bukelis ir slaptažodį to vartotojo. Spaudžiam OK ir
prisijungiam prie to kompiuterio nuotoliniu būdu. Mūsų peradresavimas sėkmingai sukonfigūruotas maršrutizatoriuje ir ištestuotas. Kaip užblokuoti naudojant ugniasinę pasirinktus portus arba tam tikrą programą. Spaudžiam Advanced ir pasirinkam Firewall and DMZ. Taip, įvedam, pažymim šią funkciją ir įvedam pavadinimą. Tarkim, užblokuosim programą MIRC ir būtinai pažymėkim, kad būtų ta taisyklė funkcionuotų ir ta taisyklė galiotų. Taip, iš vidinių kompiuterių į tenai uždrausti, kreiptis į išorę. Taip, jeigu vienam IP adresui, tai nurodytumėm, tarkim, IP adresą, o dabar visam IP adresų rėžiui. Visiems IP adresam užblokuoti. Ir buvo iki 28. Taip, Mirko. Arba čia nurodomi visi portai ir portų rėžiai. Mirko standartiniai portų rėžiai yra nuo 6667 iki 7000. Taip, ir spaudžiam mygtuką Save Settings. Ir galim tikrinti. Taip, programa Mirk. Taip, Continue. Spaudžiam Connect. Ir prisijungti neduoda. Maintenance. Šedulės. Šitame punkte galima nustatyti ribojimo arba leidimo laiką, pavyzdžiui, savaitgaliais ir parinkti sekmadienį ir šeštadienį. Galima nurodyti valandas arba, tarkim, visas 24 valandas, paspausti Save Settings. Ir tai reikštų, kad, pavyzdžiui, Advanced Firewall and DMZ, tarkim, Mirko programos blokavimas galėtų būti ne visada, o tik savaitgaliais. Maintenance, Save and Restore yra galimybė išsisaugoti nustatymų konfiguracinį failą į kompiuterį. Spaudžiam Save. Po to Browse ir pasirenkam Open ir paspaudę mygtuko Upload Settings galime atkurti iš to failo visus konfiguracinius nustatymus. Taip pat Maintenance, Save and Restore galima atstatyti gamyklinius nustatymus maršrutizatoriaus. Spaudžiam Restore Device, OK ir palaukiam 71 sekundę, kol bus atkurti gamykliniai nustatymai.